Na, o šiuo siužetu priminsime seną ir gerą būdą, kaip gydyti viršutinių kvėpavimo takų ligas. Patys gydytojai sutinka, jog inhaliacijos nepelnytai primirštos. Mes dažniau griebėmės įvairiausių vaistų, užuot prisiminę šį natūralų gydymo būdą. Teisingai ir laiku pradėjus inhaliuoti vaikus ir suaugusiuosius, galima išvengti gydymo vaistais ir netgi antibiotikais. Žiemos teikiamais malonumais turbūt labiausiai džiaugiasi vaikai. Deja, po dienos kitos praleistos lauke, žiūrėk, jau ir liga ima pulti. Pastaruoju metu labai padaugėjo taip vadinamų peršalimo ligų. Jas dažniausiai sukelia virusai, o peršalimas tik padeda įsitvirtinti virusui organizme. Ypač šių ligų padaugėja rudens žiemos sezonais, kai žmonės peršala, kai nusilpsta imuninė sistema, sumažėja fizinis aktyvumas, trūksta vitaminų ir saulės šviesos. Aišku, peršalimo ligomis serga įvairaus amžiaus žmonės, tačiau dažniausiai maži vaikai, kurie lanko kolektyvus ir nes jų imuninė sistema nepilnai susiformavusi. Taip pat labai dažnai serga vyresnio amžiaus žmonės, kurie serga įvairiomis lėtinėmis lygomis. Tai diabetu, astma, širdies kraujagyslių lygomis. Virusas patekęs į kvėpavimo takų gleivinę pakenkia kraujagyslės, jas išplėsdamas. Todėl vystosi pagrindiniai ligos simptomai. Užgula nosį, pradeda varvėti vėliau. Dėl gleivių nuotekių į užpakalinę ryklės sienelę atsiranda varginantis kosulys. Pakimsta balsas. Nors pačios lygos nėra labai sunkios, tačiau jos vargina, sutrinka darbingumas, taip pat nukenčia poilsis. O kartais šitos lygos komplikuojasi tokiomis sunkiomis lygomis kaip bronchitai, plaučių uždegimai, veido daubų uždegimai, ausų uždegimai. Neretai norėdami padėti sergančiajam, imame gydyti jį vaistais, kurie tuo metu būna neveiksmingi. Reikėtų žinoti, jog yra ir kitokių ligoniui galinčių padėti priemonių. Kaip minėjau, sukėlėjas lygos yra virusas, todėl antibakteriniai preparatai neveiklus. Mes gydomės šiltomis vaistažolių arbatomis, skalaujame dažnai gerklę, čiulpiame įvairias tabletės nuo gerklės peršėjimo. Kosuliui palengvinti yra labai daug priemonių. Norėčiau iš jų vieną pažymėti, tai eukabalio balzamas. Eukabalio balzamo sudėtį įeina veiklios medžiagos eukalipto ir pušų ekstraktai, nuo seno žinomi preparatai peršalimo ligoms gydyti. Tai gana saugios medžiagos, lengvai vartojamas eukabalio balzamas. Jis lengvai įmasažuojamas į odą, dažniausiai krūtinės arba nugaros, vaikams dažnai patepami padukai. Dar vienas ypač veiksmingas būdas kovoje su peršalimo ligomis – inhaliacijos. Gydant peršalimo ligas labai tinka taikyti inhaliacijas. Inhaliacijos tai yra šiltų garų patekimas, garų prisotintų veikliosiomis medžiagomis, eteriniais aliejais arba lakiomis vaistinėmis medžiagomis į kvėpavimo takus. Taip tinka naudoti inhaliacijom ir eukabalio balzamą. Vartojimas taip pat labai paprastas, į dubenį su karštu vandeniu įspaudžiama tubelė. Iš tubelės porą centimetrų balzamo, galvą pridengiame skepetą ir kvėpuojame šiltais garais. Dar paprasčiau yra vartoti eukabalio balzamą su inhaliatoriumi, kada inhaliatoriaus talpa pripildoma šilto vandens apatinė dalis, išspaudžiama balzamo, sumontuojamas inhaliatorius ir kvėpuojama. Inhaliacijų metu sudirginami kvėpavimo takų jautrūs taškai, kurie uždegimą mažina, padeda atsikosėti, skystina gleives, iškostima gleives ir drėgmė. Eukabal balzamą ir inhaliatorių galite įsigyti gintarinėje šeimos Baltijos vaistinių grupės vaistinėse, Kamelija ir Norfos vaistinėse. Tad būkite sveiki ir mėgaukitės žiemos teikiamais malonumais.